Sveiki visi, šiandieną parodysiu, kaip instaliuoti PSP žaidimus ir šiandien mano pirmasis video šitam kanale. Tai jau tikiuosi patiks, ar gal padėsiu, ar kam, tai dabar smagaus žiūrėjimo. Jūs turėsite atsiųsti žaidimą, kokį jūs norite, tai einate į gamestorrents.com. English čia nusistatote, nes čia ispaniškai bus. Ir va, PSP čia paspaudžiate, žaidimą įsirenkate, įsijungiate galiu parodyti. Pavyzdžiui, jeigu jūs ten nežino kokį PSP žaidimą, jūs norite jį įsirašyti. Assassin Creed. Aš šitą naudoju. Gerai. Čia paspaudžiate. Va, žaidimas yra. Download torrent. Siunčiate jį. Ir atsiųs kaip man, nes man dar kol kas neatsiuntė, tai čia pažiūrėjau, yra nustatyta viskas, jo. Tai va, kol atsiųs man jį, tai aš prasuksiu. Na tai va, man atsiuntė žaidimą. Ir dabar ką reikės jums padaryti, tai prisijungti prie kompo savo PSP. Čia jau savo prisijungiau. Tai va, tokią lentą turiu jums išmesti, atidaryti aplanko failams rodyti. Va, ir tokius failus turite savo PSP, ne? Ir tada žiūrite. Va, yra ISO. Tai čia, ir mano žaidimai yra 2. Dabar tai torrentas, Assassin's Creed'as. Čia nereikia šito, va, PSI's, ACB. Ir štai čia matote ISO yra. Yra tokie 2 dalykai, kad vien extract here spausdė. Ir palaukti, čia mano lėtas kompas, tai ekstrakti galite. Štai su ekstraktinu ir dabar šitą, va, matote, čia yra ISO ir jį perkeliate į šitą ISO, jūsų PSP failus. Ir čia kaip jums kelia, čia įkelia. Man dabar apie 5 minutės kils, tai aš prasuksiu. Dabar šo. Na tai va, čia man kėlė tą žaidimą ir tik tiek. Dabar čia jūs galite kiek norite žaidimų keltis, kokių norite, nes tai vas veiks. Tai galite, nebejau, kad jums neveiks. Nebent kokia tenai problema būtų, tai jo. Rašykite į komentarus, jeigu kas nepavyko. Gal padėsiu, sukursiu klipą. Tai tikiuosi padėjo, tai laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir davai.